Sveiki matematikai! Šiandien mokinsimės, kaip prastinti trupmenas ir jas palyginti. Tai labai svarbu, nes trupmenos dažnai naudojamos kasdieninėje matematikoje. Pradėkime. Norėdami suprastinti trupmeną, ieškome didžiausio bendro daliklio tarp skaitiklio ir vardiklio. Skaitiklį ir vardiklį padalyję iš DBD gauname supaprastintą trupmeną. Kaip rasti didžiausią bendrą daliklį? Visų pirma, galime surasti abiejų skaičių daliklius. Pavyzdžiui, skaičių 18 ir 24 dalikliai yra tokie. Patikriname, kurie dalikliai yra bendri abiems šiems skaičiams ir išrenkame didžiausią. Šiuo atveju skaičių 18 ir 24 didžiausias bendras daliklis yra 6. Pabandykime suprastinti trupmeną 8/12. Pirmiausia, randame didžiausią bendrą daliklį tarp šių dviejų skaičių 8 ir 12. Šiuo atveju DBD yra lygu 4. Toliau, kad suprastinti šią trupmeną, skaitiklį ir vardiklį padalijame iš 4. Rezultate gauname, kad trupmena 8/12 yra lygu 2/3. Paimkime dar vieną trupmeną, 18/24 ir pabandykime ją suprastinti. Šiuo atveju didžiausias bendras vardiklis tarp 18 ir 24 yra 6. Toliau, kaip ir anksčiau, skaitiklį ir vardiklį padaliname iš DBD. Ir gauname, kad 18/24 yra lygu 3/4. Norėdami palyginti trupmenas, pirmiausia pažiūrime į jų vardiklius. Jei vardikliai vienodi, palyginame skaitiklius. Tačiau, jei vardikliai skiriasi, trupmenas reikia suvienodinti, surandant mažiausią bendrą kartotinį. Kaip randamas mažiausias bendras kartotinis? Galime surašyti abiejų trupmenų vardiklių daugybos lentelės skaičius. Pavyzdžiui, jeigu turime dvi trupmenas, kurių vienos trupmenos vardiklis yra 5 ir kitos 7, patikriname abiejų šių skaičių kartotinius. Pirmas abiems skaičiam bendras kartotinis šiuo atveju yra 35. Tai ir yra MBK, mažiausias bendras kartotinis. Pabandykime palyginti dvi trupmenas 3/7 ir 5/7. Pirmiausia, pastebime, kad vardikliai abiejose trupmenose yra vienodi ir lygus 7. Todėl viskas, ką lieka padaryti, tai lyginti tik skaitiklius. Pirmos trupmenos skaitiklis 3 yra mažesnis negu antros trupmenos skaitiklis 5. Reiškia, 3/7 yra mažiau negu 5/7. Toliau pamėginkime palyginti trupmenas 3/5 ir 4/7. Šį kartą vardikliai skiriasi, todėl pirmiausia randame mažiausią bendrą kartotinį. Vardiklių 5 ir 7 mažiausias bendras kartotinis yra 35. Žinodami tai, toliau turėsime suvienodinti trupmenas. Pirmos trupmenos skaitiklį ir vardiklį padauginę iš 7 ir antros trupmenos skaitiklį ir vardiklį padauginę iš 5. Kad abiejų trupmenų vardikliuose gautume 35. Tai padarę gauname, kad 3/5 yra lygu 21/35, o 4/7 yra lygu 20/35. Dabar, kai vardikliai vienodi, galime sulyginti skaitiklius. Kadangi 21 yra daugiau negu 20, galime daryti išvadą, kad 3/5 yra daugiau negu 4/7. Šiandien išmokome, kaip prastinti trupmenas ir jas palyginti. Prisiminkite, kad prastindami ieškokite didžiausio bendro daliklio, o palygindami naudokite mažiausią bendrą kartotinį, jei vardikliai skiriasi. Praktikuokite su pavyzdžiais ir trupmenos taps paprastos. Tai visada galite padaryti www.dusie.lt svetainėje. O kitoje pamokoje mokysimės trupmenas suapvalinti ir pertvarkyti jas į dešimtainių skaičius. Iki greito!